Čia matosi avietės. Šiandien yra apie 26 laipsniai karščio. Dabar reikės lipti šitą kalvą į viršų. Ir susiteiksim viršui, pasižiūrėsim, koks vaizdas yra į apačią. Toks vaizdas atsiveria iškilus į tą sudėtingą, kurią matėm pradžioj kalvą. Gali būt, kad visą video beveik bus taip, kad labai giliai kvepuosiu ir labai visur girdėsis. Dėl to, kad kai einu į kalną, biškį šiek tiek padustu. Ateik. Po šito tako ne tik aš pasikeičiau, bet ir mano šuo, kuris pamatęs suoliuką dažniausiai prašosi ant jo atsisėsti, nes tai reiškia, kad jis nori padaryti pauzę. Tai šuniui irgi reikia pailsėti, einant šitą taką. Madašim. Madašim. Ateik. Madašim. Ateik. Ateik, Madašim. 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 Gerai. Šiaip šito dalyko nedariau viso žygio metu, bet kad būtų labai įdomu, nes dabar Liepa pradeda daug žydėti labai gražių ir įdomių augalų. Pabandom žaidimą, kad aš nufilmuosiu augalus, kurių nežinau pavadinimo, ir pasibandysiu rasti programėlę ir rasti visų tų augalų pavadinimus. Siūlau ir patiems, jeigu eisi taką aplink Vilnių, pavyzdžiui, jeigu yra įdomus paukščiai ir nežinot, nes aš ir paukščių visų nežinau, tiesiog pasiimkit, gal įrašykit garsą, pasiieškokit programėlę ir turėkit gal kokį tada kaip ir žaidimą. Jeigu galvojat, pavyzdžiui, jeigu baisu yra eiti vienam ir galvojat, kad neturėsit ką veikti, ar nenorit klausytis muzikos, arba galvojat, kad galbūt gali būti nuobodu, tai jūs tiesiog galit pasigalvoti tokį žaidimą ir išmoksit, sužinosit daug dalykų ir manau tada pagyvins tą visą tą ėjimą, visą taką tokia užduotėlė. Pavyzdžiui, visose atkarpose arba skirtingose metų laikuose nusifotografuoti augalus ir net gal turėti savo tokią kaip enciklopediją ar kažkokį dalykėlį. Kadangi ėjau nuo pavasario iki vasaros, nuo ankstyvo pavasario iki Liepos, tai tikrai mačiau nemažai gamtos. Ir pirmasis šios dienos grybas iš visų pusių. Šiaip iš tikrųjų juokingas faktas yra toks, kad dabar kai filmuoju šitą paskutinę atkarpą, žiūriu, kažkaip atkreipiu dėmesį, ką nufilmuoti, ką užfiksuoti, galbūt ką pasakyti ir nelabai įdėmiai seku tuos tako aplink Vilniaus ženklus, tas raudonas korteles, bet šiaip iš tikrųjų visas kitas atkarpas tai yra vienas pagrindinių dalykų, ką susifokusuoji viso žygio metu, nes būna, kad per daug atsipalaiduoji, tada pradedi neieškoti tų kortelių, nes jos būna išmėtytos tai dešiniai, tai kairė pusė, būna pasimetus, pavyzdžiui, viena iš vienos pusės, jeigu tai eini iš kitos pusės, ten yra lentelė.
tada ten yra apaugę tie ženklai ir nesimato, ypač kur yra gyvenvietės ir tose būna šoniukose, tokiuose kaip sankryžose, kur susikerta du takai, bet ten būna apaugę žalia ir jeigu jau pakankamai nekreipi dėmesio ir atsipalaiduoji šiek tiek, galbūt stebi aplinką, tai būna, kad nuklysti, nes nepastebi ženklo ir tada būna eini ilgai ir tada ir galvoji, kad kažkas čia yra negerai, kodėl nėra ženklo, bet būna tokių situacijų, kai ilgą laiką eini ir tada kelio jau kažkokio miško pabaigoje yra tas ženklas, bet dažniausiai ne lentelio, o tas jau visas kelio nuoroda ir tai gal vienas iš tų dalykų, kur labiausiai atkreipia ėjimo metu, tai yra tuos būtinai ženklus gaudai, kad tikrai eini tuo taku, nes tada jau būna, kad nuklysti ir tada reikia grįžti atgal arba ieškoti kažkokio kito alternatyvaus kelio pasiekti savo finišą. Tai čia yra mano pirmoji pertrauka, pasidariau pertrauką, nes labai norisi atsigerti ir kai labai karšta, labai tas karštis vargina, tai susiradau šešėlį ir su tokiu vaizdu. Ir už manęs irgi eina ta kelio dalis. Ką reikia daryti, jeigu tų kilometrų, kuriuos einat, nepakanka. Tai yra 3 dalykai, ką jūs galite daryti. Tai yra lauko obuoliukai, bet lauko obuoliukai yra tikimybė, kad tenai gali būti kažkokių širšių, tai todėl nerekomenduoju. Bet jeigu šuniukas jau pats atneša, tai nėra pasirinkimo. Tai yra obuoliukai, yra konkorėžiai ir yra pagaliukai. Ir galima mėtyt ir galima atsargiai spardyti, kad šuniukas gaudytų. Čia patarimas eis šitą taką su šuniu, o tikrai rekomenduoju, jeigu jūsų šuo mėgsta, nori ir patinka, tai čia bus greičiausiai vienas iš smagiausių praleidimo su šeimininku būdu, nes man atrodo, kažkurio momentu net ir šuniukas lauks tos savaitės, tos dienos, kai reikės vėl eiti tą taką aplink Vilnių. Kas yra tas takas aplink Vilnių? Tai yra virš 100 kilometrų pėsčiųjų takas, kuris eina ratu aplink Vilnių. Jis yra suskirstytas į 10 atkarpų po skirtingą kilometrų skaičių. Taip pat jis eina per žaliasias Vilniaus vietas, tai yra gali būti kažkokie miškai, parkai ar kitos saugomos teritorijos, bet aišku yra atkarpų, kai reikės eiti šalia gatvės arba prie gatvės ir tai tu ne tik eini per žaliasias Vilniaus vietas, skirtingas, kurių galbūt negalėjai pažinti, bet eini ir per tam tikrus rajonus ar tam tikrus užkampius, kuriuos galbūt niekada nebūtum užklydęs. Ir taip labai gerai susipažįsti su tom vietom, kurios galbūt nėra taip pasiekiamas arba kad galbūt neturi
progos toje vietoje apsilankyti ir taip pažįsti savo miestą iš skirtingų erdvių ir tada tuo pačiu pažįsti ir užmiesčio tokias kaip ir ribas. Mano istorija, kaip aš pradėjau eiti 100 km aplink Vilnių, dėl to, kad aš jau labai seniai ir ilgą laiką kolekcionuoju pažintinius takus, Vilniaus pažintinius takus. Už Vilniaus gal yra šiek tiek mažiau sukolekcionuota, bet man liko keletą tokių ilgųjų pažintinių takų, tai vienas iš jų buvo 100 km aplink Vilnių. Aš esu jį girdėjusi jau gal keletą metų, bet man buvo baimė jį pradėti dėl kelių priežasčių. Tai buvo pirma priežastis taip, kad tai yra 100 km, tai vadinasi, ir aš dar nežinojau tuo metu, kad jinai yra išskirstyta į atkarpas ir aš galvojau, kad vienu metu reikia nueiti 100 km arba eiti kažkaip su nakvynė, ar 3 dienas, ar pasiimti palapinę ir kažkaip planuotis tą laiką ir kažkaip buvo baisu, nes ilgą laiką tiesiog nežinojau, kad jinai yra suskirstyta į labai patogias atkarpas. Taigi pradėjus, pagaliau jau nusprendus, kad tikrai eisiu šitą pažintinį taką, aš pradėjau jį planuotis ir tada pastebėjau, kad yra oficialus 100 km aplink taką Vilnių oficialus puslapis, kur yra išskirstytas visas tas takas į 10 atkarpų, kas gaunasi maždaug tarp berods 8 ir 20 km, kad kažkas tokio, kad trumpiausias yra gal 8 ar 9 km, ilgiausias yra kažkur 19-20 km. Ir jis yra išskirstytas į gana patogias atkarpas, kur labai praktiškai beveik visas yra atkarpų, kur labai gali lengvai pasiekti su viešuoju transportu. Ir supratau, kad galbūt tai nėra kažkokia labai sudėtinga arba labai neįmanoma misija išeiti būtent šitą taką. Taip pat kitas dalykas, kas man irgi buvo stabdis pradėti šitą taką, yra tai, kad jis ėjo per tam tikras vietas, kaip pavyzdžiui Belmontas arba va šita paskutinė atkarpa, kur yra Sapieginės poilsio takas, kurį aš esu praėjus ir aš galvojau, ką man eiti tą patį pažintinį taką, galbūt nemačiau tame prasmės, ką man eiti antrą kartą, jeigu man užteko, tarkim, vieno karto ir aš galvojau, tiesiog gal bus neįdomu šiaip iš tikrųjų, gal tas žodis tinka, neįdomu, gal kažkaip keistai dabar skamba garsiai pasakęs, bet galvojau, kad bus neįdomu. Ir gavosi taip, kad aš tada norėjau atsirinkti tas atkarpas, kurios aš galbūt nežinau arba kuriomis nejau. Ir įvyko gyvenime toks dalykas, kad aš pradėjau eiti antrą atkarpą, aš galvojau, kad tai antrą atkarpą, bet aš pradėjau eiti pirmą atkarpą nuo galo iki pradžios. Tai vadinasi, aš ne į tą pusę pradėjau eiti, tai aš nepradėjau eiti antros atkarpos, aš ėjau tiesiog pirmą atkarpą prieš laikrodžio rodyklę. Tiksliau, ne tą pusę, kurią aš dabar einu. Ir gavosi taip, kad aš ėjau pro Belmontą, tada buvo kovo mėnesis, aš šitą pažintinį taką ėjau nuo kovo, nuo kovo vidurio iki, dabar yra irgi Liepos vidurys, tai čia gaunasi, tai čia išeina kokie 5 mėnesiai ir ėjau maždaug vienos savaitės, vieną žygį į vieną savaitę. Ir buvo 10 laipsnių šilumos tuo metu, kur aš labai džiaugiausi, kad saulė išlind, dabar yra 26 laipsniai, dabar aš kaip tik džiaugiuosi, kai saulė pasislepia. Tai ėjau tą pirmąjį taką, pasidariau valgyt, pasidariau sumuštinius, pasiėmiau paskaityti knygą, pasiėmiau arbatos karštos
Ir aš taip atsisėdau, taip labai ramiai, labai džiaugiausi, kad pradėjau eiti tą taką ir labai džiaugiausi tą visą saulę, tą visą šilumą. Ir aš ėjau, tada buvo atkarpa, kur aš Belmonte, kur pasakau, kur niekada įprastai nepasukčiau. Ir gavosi taip, kad ėjau pro tą miškelį ir tame miškelėje sutikau jodinėjančius merginas su arkliais. Ir tada, man atrodo, praėjau Belmonto tas arklidės, gal vadinamas. Ir tada supratau, kad verta eiti šitą taką. Kai jau pabaigiau, supratau, kad ėjau visų pirma ne į tą pusę. Ir tada pasidariau išvadas, kad labai verta eiti šitą taką, dėl to, kad net jeigu aš ir esu vaikščiojusi Belmonte labai daug kartų, aš vis tiek nebuvau būtent užklydus į tą vietą, kuri iš tikrųjų mane sužavėjo. Ir tada nusprendžiau, kad vis dėlto net jeigu ir ėjau pažintinius takus arba esu daugiau buvus kažkuriuose vietose, aš vis tiek eisiu tą taką, nes kartais būna, kad tas takas nusuka į tam tikras netikėčiausias vietas arba tu pasiklysti ir atrandi tokias netikėtas vietas. Ir supratau, kad tada reikia visą taką eiti. Ir čia buvo, manau, labai geras sprendimas ir buvo toks neplanuotas nepasisekimas, kad pradėjau ne į tą pusę eiti, bet man tai parodė, kad verta eiti visas atkarpas. Tai va. Taip pat dar noriu paminėti tiem, kas baiginėja, kas galvoja tas takas, kad trumpas, kad baiginėja ir tada galvoja, o kas toliau. Tai aš mačiau, kad oficialiam puslapyje yra dar 3 tako vietos. Tai man atrodo, aš taip grubiai suskaičiavau, kad realiai tas takas išsitęs iki 150 maždaug kilometrų, nes yra 3 atkarpos, yra Saulėtekio atkarpa, tada Pilaitės atkarpa ir Lazdynų, man atrodo, atkarpa. Tai kai baigsiu šitą 10 atkarpą, tai mano kelionė šitame pažintinėme take dar nesibaigia, aš dar įveiksiu tas 3 kilpas. Tai jeigu jūs irgi jausite kaip ir liūdėsi, kad jau pasibaigė šitas takas, tai turėkite omeny, kad dar yra atkarpų. Ir net jeigu tos atkarpos pasipildė ir po laiko, tai gali būti, kad ir laikui bėgant, kad atsiras dar atkarpų, tai tas irgi labai džiugina. Toliau, dar vienas klausimas, kurį turiu atsakyti dabar, tai esu mačius internete kažkaip užklausimų, ar galima šitą taką įveikti dviračiu. Tai mano nuomonė, patogiau yra pėsčiomis, bet manau, kad dviračiu yra įmanoma, tik nemanau, kad visose atkarpos vietose galima patogiai įveikti dviračiu. Tai arba reikėtų dviratį kažkaip ar vestis, arba kilnoti, arba ieškoti kažkokių alternatyvių kelių. Tai kaip ir galima važiuoti dviračiu šitą taką, bet aš nemanau, kad absoliučiai visos atkarpos bus patogios dviračiui. Taip atrodo vienas iš šito tako žymėjimo. Tai visą laiką, kai eini, reikia ieškoti raudonas kortelės, raudonas rodyklės, kuri būna ant stulpelių, ant medžio ar kitaip, lipdukai būna. Ir jeigu tai kažkokie būna jungiamieji, man atrodo, tai va čia, va šitoj vietoje apačioj, tada skaitai, kad čia yra jungiamasis. Kažkaip ten jie turi savo įvardinimą, kai yra ne originalus takas, o kažkokia atkarpa, kuri yra jungiamoji. Bet reikia pasitikslinti, tai galima rasti galbūt jų oficialiam puslapį, kaip tiksliai yra vadinamos tos jungiamosios atkarpos. Va, ką reiškia galinėti su šuniuku. Tai reikia pasiimti pagalį
šuniukas ima už kitos pagalio pusės ir dabar yra vyksta galinėjimasis, kas tą pagalį gaus. Va, viskas. Laimėjo šuo. Taip. Va, ką aš sakiau, kad šuo pradėjo skirti, kas yra suoliukas ir kam jis yra skirtas. Taip, šuo. Taip, suoliuko paskutinis įrašas, kur užlipam, jau dusimas yra. Ir toliau labai šitą gražių miško takeliu. Tai čia yra vaizdas tiesiog, kad pasigrožėtumėt, kokia yra graži panorama iš visų 3 pusių. Iš čia aš atėjau ir va yra dar 2 takeliai, kur tikrai būtų gražu prasieiti, labai graži aplinka. Kadangi einu ir labai daug suprakaituoju, tai kartais, kai sustoju pailsėti prieš eidama arba kad atsipūsti, dar pasipurškiu nuo uodų ir erkių purškalo ir dar pasipurškiu nuo saulės kremo, kad jeigu ir išprakaitavau, kad toliau eidama nesudegčiau ir nesukandžiotų uodai. Taigi čia yra mano antroji stotelė ir noriu tiesiog papasakoti savo įspūdžius viso 10 kilometrų. Tai apskritai eiti šitą taką buvo tokia gera patirtis, kur buvo visokių nutikimų, bet pagrinde tai man labai yra teigiama patirtis ir aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau eiti šitą kelią ir norėčiau, dabar kai jau baigėsi, atrodo norėčiau dar kartą kažkokią irgi panašią kelionę tęsti ar dar kažką, bet iš tikrųjų būtent žygiavimo klausimų ir kad tai buvo kelių mėnesių. Kaip ir minėjau, jeigu kovą pradėjau ir dabar Liepą baigiu, tai buvo 5 mėnesių kelionė. Šiaip iš tikrųjų tai buvo nuostabi patirtis. Kadangi ėjau šitą pažintinį taką 5 mėnesius, tai turiu patirties eiti šitą taką 2 sezonus, tai pavasarį yra eiti smagu taip, dėl to, kad nėra taip karšta ir nereikia rūpintis kažkokiu gal saulės smūgiu, gal veido įdegiu. Jeigu yra visai sausas pavasaris, tai nėra slidu. Nes, pavyzdžiui, bet aš ėjau pavasarį, ėjau atkarpa viena, tai gavosi, kad 2 kartus paslydau ant šlapios žemės ir išsitepiau kelnes. O vieną kartą paslydau eidama prie upės ir gavosi, kad dar ir šiek tiek kaip ir ne tai, kad susižeidžiau, ne tai, kad neikstelėjau koją, bet tada tiesiog toks nemalonus gal sumušimas jautėsi, bet po to kažkaip greit pranyko.
O vasara yra labai smagu, nes tu gali pasiimti maudomą, gali pasiimti rankšluostį ir yra šiaip daugumą atkarpų eina prie kažkokių vandens telkinių, ar tai būtų upė, ar tai būtų ežeras. Labai yra smagu, pavyzdžiui, eiti ir išsimaudyti arba eiti vasarą pėsčiomis kažkokią atkarpą ir galbūt pramasažuoti savo pėdas. Taip pat, kadangi ėjau abu sezonus, tai galėjau pasidžiaugti žemuogėmis, tai buvo viena atkarpa, kur realiai sustojau, tiesiog pasidariau tokią pertraukėlę žemuogių valgymo. Dabar mačiau, yra aviečių, bet avietės dar vienos neragavau. Kas, aš manau, būtų smagu rudenį, tai, pavyzdžiui, grybų prisirinkti. Aišku, dabar irgi matosi kažkokių grybų, labai daug visokių grybų pamačiau per tą laikotarpį, bet manau, kad čia būtų irgi tokia smagi patirtis, kas ir turėtų šiaip iš tikrųjų, kadangi daug eini miškais, tai turėtų atsiverti labai daug gražių panoramų, kur medžiai yra tiesiog nusidažę, kai medžiai yra tiesiog nusidažę įvairiomis spalvomis, rudens turėtų būti labai gražu. Net ir žiemą, aš manau, kad žiemą galbūt būtų sunkiausia, nes būtent klampoti per sniegą, apskritai, jeigu eini per sniegą, yra gana sudėtinga, labai greitai kojas pavarsta, bet aš manau, kad tą galima būtų išspręsti. Tiesiog yra užkilimų į kalną, yra nusileidimų nuo kalno, tai manau, kad smagu būtų pasimti viso to žygio metu, jeigu eitumėt žiemą, pavyzdžiui, Rogutės ar Pašikniuką ir tiesiog, nučiuožti nuo kalno ir labai būtų galbūt tas smagus, šitas dalykas būtų taip smagu apie žiemą. Ką aš manyčiau, kad tinkamiausias laikotarpis eiti šitą pažintinį taką, tai galbūt yra vėlyvas pavasaris, ankstyva vasara arba apskritai pavasaris, gali būti vėlyva vasara ir ankstyvas ruduo. Aš manau, kad pagrindinis dalykas, tai galbūt, kas man būtų nemalonu, tai eiti būtent šlapia žeme. Tai jeigu labai daug lyja ir yra labai daug vietos susižeisti, pavyzdžiui, paslysti ant šakos, pavyzdžiui, paslysti ant šaknų medžio, kur būna, jie visai slidus, būna, pavyzdžiui, jeigu žemė leidėsi ir ten yra akmenukų, yra didesnė proga susižeisti. Tai tiek. O šiaip pačios atkarpos, manau, kad visai gana gerai pasirinkau, kad ėjau šitą žygį atkarpom 10 kaip ir nurodyta, tai gaudavosi, kad vieną atkarpą galbūt 8 km, kitą kartą galbūt 20 nueini, bet aš džiaugiuosi, kad išskirščiau tą laikotarpį, tą atstumą taip, dėl to, kad man labai patiko eiti net ir 8 km ir aš žinodavau, kad aš pakankamai turiu daug laiko, man nereikia skubėti, aš galiu pasidžiaugti tiesiog vietomis, kur man labai patinka, aš galiu sustoti, ilgiau pabūti, galbūt galiu kažkur nuklysti ir galbūt manęs tai nelabai stresą kelia dėl to, kad man reikia dar įveikti visus kitus kelius. Ir aš manau, kad tas išskirstimas ir ėjimas gal labiau leidžia pasimėgauti visą tą atkarpą būtent. O šiaip tai, jeigu yra noras, tikrai galima, tai manau, kad tikrai galima, kiekvienas turi eiti į šitą žygį, turėtų eiti taip, kaip ką jis norėtų iš to gauti. Ir manau, kad jeigu man, pavyzdžiui, teko eiti 10 atkarpų, 10 savaičių, galbūt kitam žmogui norisi mesti savo iššūkį ir sujungti, kad, pavyzdžiui, po 2 atkarpas, tai yra nueiti daugiau kilometrų. Arba, pavyzdžiui, yra irgi ir video, ir žmonių, kurie eina 100 km ar be miego, ar ten iš karto, jeigu
tai yra padaryta ir nekenkia jeigu tai yra padaryta su intencija ir tai nekenkia sveikatai, tai aš manau, kad tikrai galit bandyti. Ir manau, kad būtent šitas žygis ir kaip jis yra išskirstytas, galbūt visi sakytų, kad jis nėra sunkus, bet aš manau, tai gali būti kažkoks kaip apšilimas, jeigu jūs norite eiti kažkokį galbūt didesnį žygį ir bijot galbūt dėl kažkokios savo galimybių, gal dėl savo kažkokios aprangos, gal maistą norit išsibandyti, suprasti kaip ar apskritai tą ritmą, kaip jums kas patinka, raiti ryte, raiti dieną, raiti vakare. Tiesiog tai gali būti, šitas žygis gali būti atšilimas, pavyzdžiui, einant tokius didesnius žygius kaip Kamino, nes jūs galit suprasti, pasiruošti aprangą, pasiruošti maistą, pasiruošti galbūt jau visą tą ritmą, kaip jūs norėsite į tą didįjį žygį, praėjo va šitą žygį su galbūt lengvesnė patirtimi. Aišku, jūs visiškai Kamino nepasiruošit, nes manau, kad kiekvienas žygis yra skirtingas savai, bet aš manau, kad bent jau kažkokias klaidas, kurias jūs padarysit ir šiame take, šiose atkarpose galbūt nebus tokios baisios, kai jūs jau eisit didįjį žygį. Toliau pats sudėtingumas. Ar šitas žygis tinka kiekvienam? Aš manau, kad šitas žygis tinka kiekvienam, ypač tiem žmonėm, kurie pradedantieji arba nėra ėję. Taip, iš tikrųjų, tos 10 atkarpų yra suskirstytos netgi ne tik pagal kilometražą, bet ir pagal sudėtingumą. Tai netgi ir sudėtingiausiose trasose tai nebuvo labai baisi patirtis. Ir aš manau, kad net jeigu jūs ir nesportuojat ar neturit kažkokios žygio patirties, tai manyčiau, kad verta vis tiek eiti, nes jūs įgausit tų raumenų, įgausit tos patirties, įgausit tos ištvermės, būtent treniruodamasi eiti šitą taką. Tai dar vienas dalykas, kurį aš noriu paminėti, tai yra saugumas. 9 atkarpas ėjau viena su šunimi ir 1 atkarpą ėjau su kitu žmogum. Pagrinde jaučiausi gana saugiai eidama visą šitą taką, bet buvo viena atkarpa, gal aš neatsimenu, gal buvo daugiau atkarpų, bet buvo viena atkarpa, kuri labai įsiminė. Tai buvo ta naujininkų atkarpa, kurią būtent ir pasirinkau eiti saulei leidžiantis. Buvo viena atkarpa, naujininko atkarpa, kurią aš būtent pasirinkau eiti būtent saulei leidžiantis vakare ir iš tikrųjų buvo vietų, kur nesijaučiau labai saugiai ir buvo šiek tiek baimės eiti tuo keliu ir per naujininkus, nes dar buvo pradėję leisti saulę, jau pradėjo temti. Ir dar buvo taip, kad tenai, man atrodo, ta atkarpa pasibaigė Burbiškių, jeigu neklystu, miške, bet jeigu suklydau, tai tiesiog pataisysiu tekstu. Tai ir kad ten buvo nuorodos, nes oficialiai svetainė yra nurodyta kiekvieno starto pradžia. Tai ta starto pradžia tai yra lentelės, nuo kur prasideda ta atkarpa ir nuo kur reikia orientuotis, kur toliau reikia eiti. Ir realiai aš ėjau pagal koordinatės ir galbūt tos koordinatės įsivedus man į žemėlapį nelabai buvo tikslios ir man rodė, kad tako pabaiga yra, kur vyksta statybos, matysis, ten yra skelbimas miško ardai. Ir ten yra tvora, ir ten yra viskas išrausta. Ir priešais mane ėjo pora su šuniu ir jie ėjo ir aš kažkaip pradėjau skiotis, nes nemačiau tos lentutės, nes aš maniau, kad turėtų jinai matytis, tiesiog jau stovint nuo to įėjimo turėtų matytis. Ir pas juos atbėgo kitas šuo, kuris lojo ir mano nuomonė, aš nežinau kaip ten buvo, nenoriu padaryti dramatiškai, bet biški baisiai atrodė, kad juos užpuls. Ir toje vietoje šiek tiek išsigandau ir tai aš gavosi, kad aš fotografavau
stengiausi fotografuotis prie kiekvieno finišo, po to jau ir starto. Ir nusifotografavau prie to miško ardų skelbimo ir pradėjus kitą dieną tą atkarpą, tiesiog pamačiau, kad lentelė buvo priešais tą daugiabutį, šiek tiek kairiau ir tiesiog tuo metu nepastebėjau ir tuo metu net gal buvo per tamsu žiūrėti, pamatyti, ieškoti ir dar tuo metu ir tos koordinatės galbūt neteisingai nuvedė ten, kur turėjo būti pati pradžia. Toliau navigacijos. Tai navigacija yra taip, kad tu gali pasirinkti, kokiu būdu tu nori eiti šitą taką. Yra taip, kad tu gali atsisiųsti žemėlapį, tu gali atsisiųsti į telefono programėlę, kur, man atrodo, yra sužymėtas visas takas. Ir dabar šuo baigė konkorėžį, baigė griaužti, baigė kasti, dabar eina šakelės į trasą. Tai vėl bus keisti garsai. Tai galima atsisiųsti programėlę, galima atsisiųsti žemėlapį į telefoną, jeigu jūs bijot pasiklysti arba jūs taupot laiką ar nenorit tiesiog skirti dėmesio ieškoti tų lentelių ir eiti pagal tai aš manau, kad į telefoną būtų patogu atsisiųsti. Aš ėjau taip, kad aš ėjau pagal ženklinimą, tai kiekvieno starto pradžioje yra didelė lenta, kuri nurodo visą maršrutą ir sekančio maršruto, man atrodo, atkarpos ilgį, kiek maždaug eisi, bet tas kiek maždaug eisi, tai yra preliminarus. Dažniausiai visą laiką ilgiau eidavau negu nurodyta. Čia dabar. Kaip ir minėjau, tai yra dažniausiai ilgiau kaip nurodyta pats ėjimas, nes tai yra neįskaičiuotos galbūt pertraukos. Jeigu aš sakyčiau, kad jūs turėtume daryti pertraukas, nes tai yra atsigerti, pavalgyti, pasistiprinti, pailsėti, galbūt džiaugtis akimirką, kažkokia vieta, kuri jums labai patinka. Buvo etapų, kai rodiklių nesimatė, rodiklės rodė ne į tas pusės arba rodiklių nebuvo ir nežinojau, kur eiti, tai tuo labai pasiteisino tas dalykas, kad įsijungdavau žemėlapį, pasižiūrėdavau maždaug kurioje vietoje esu ir tada įsijungdavau nesidėk namuose žemėlapį, nes man jis buvo patogesnis ir tiesiog pagal tai kažkaip bandydavau arba grįžti į pagrindinę vietą arba tiesiog surasti tam tikrą tašką, nuo kurio toliau galiu tęsti šitą taką. Šiaip apskritai nesėdėk namuose blogas yra labai geras, padėjo labai naviguoti savo žemėlapiu ir taip pat man patikdavo kartais pasiskaityti įspūdžius, kuriuos turėjo žmogus ėjęs taką prieš tai ir tada galbūt aš pasiruošdavau gal psichologiškai ar kažkaip kitaip, gal turėdavau baimės dėl tam tikrų dalykų, ypač skaičiau tas sudėtingiausias trasas, ko man tikėtis, kas yra ten baisu. Ir kartais išgąsdindavo, kartais nuramindavo. Tai tiesiog pereinam tada prie visų tų atkarpų, tai buvo atkarpos, kurios man labiau patiko, buvo iš tikrųjų atkarpų, kurios nepatiko ir kurių nekartočiau, tai šiaip gal aptarus labai sudėtinga atkarpa, tai jinai iš tikrųjų buvo sudėtinga tuo, kad jinai turėjo tokius kaip linksmuosius kalnelius, taip sakant, linksmuosius kabutėse, nes tenai būdavo, kad tu turėdavai nusileisti, pakilti ir gaudavosi, kad sekantis kalnas dar didesnis negu praeitas kalnas. Ir problema dar buvo tai, kad aš ar dėl oro, ar dėl tos vietos tiesiog aš buvau pasipurškus, aš prieš kiekvieną ėjimą pasipurškiau nuo erkių, nuo odų ir nuo saulės. Ir gavosi taip, kad ten nors ir tie kalniukai buvo pradžioj, bet tas purškalas nuo odų neveikė. Ir gavosi taip, kad tu eini tais linksmaisiais kalniukais
ir tu negali sustoti. Tu negali sustoti viršui, tu negali sustoti apačioj, nes jeigu tu tik sustosi, tai tave užpuls uodai. Ir man atrodo, čia buvo tas kartas, kai aš uodų purškalo nepasiėmiau su savimi. Ir buvo tragedija, nes reikėjo tuos linksmuosius kalniukus įveikti greitai, dėl to, kad galėčiau atsisėsti, prisėsti ir pailsėti. Ir vienas, atsimenu, kalniukas buvo sudėtingas, nes jau tu į jį nekopėjai, bet tu į jį turėjai labai stačiai lipti, tai vos ne mano nuomonę ropoti, ir ten yra dar toks birus smėlis, kuris neleisdavo kojai kažkaip įsispirti į žemę ir tu turėdavai tiesiog kopti tokių smėlių. Ir buvo sudėtingas dalykas, bet užkopus jau tenai, man atrodo, buvo ir jau išėjimas pro gyvenvietę praeiti. Tai nebuvo tai baisu, bet iš tikrųjų ta vieta, kad tu negali net sustoti, pailsėti, nes tave puolo iš karto uodai ir tada galvoji, ar tada geriau sustoti, pailsėti ir ignoruoti, kad tave sukandžios uodai, ar nestoti, bet būti pavargusiam ir kažkaip po truputį vis įveikti tuos kalnus. Toliau sekė man galbūt viena iš labiausiai patikusių atkarpų. Jinai irgi buvo įvardinta sudėtinga, aš pasiskaičiau, kad tenai reikės kažkaip nusileisti, vos nenučiuošti nuo labai didelio skardžio kalno ir taip pat kopti labai milžinišką patį didžiausią kalną. Bet ir aš turėjau, psichologiškai buvau pasiruošus, kad aš ir krisiu ir aš psichologiškai buvau pasiruošus, kad nukrisiu nuo kalno, o po to tiesiog turėsiu kaip alpinistas į Everestą kopti, bet pasirodo buvo kitaip. Nusileidus nuo kalno, aš labai bijojau to nusileidimo, o pasirodo tenai, kai tu prieini Gariūnų tą piliakalnį ar apžvalgos aikštelę, tenai yra nusileidimas nuo kalno. Ir aš galvojau, čia jau bus bėdų. Ir tų bėdų nebuvo, tai buvo viena gražiausių vietų, nes visą takelį yra apsupusi pieva lauko gėlių. Ir ten buvo man viena iš gražiausių akimirkų, nes buvo dar viena akimirka, kuri man labai labai įsiminė, tai buvo eiti tame kryžių take. Buvo viena tokia atkarpa, kai tu ėjai palei upelį ir tenai buvo krūmai iš visų pusių ir, man atrodo, irgi lauko pievos ir tiesiog ten telpo po vieną žmogų eiti ir tiesiog neįtikėtina atrodo kaip kažkoks lauko miško pasaka, nes tenai iš abiejų pusių kaip ir krūmai ir taip pat pievas ir taip labai gražiai atrodė. Aš net suabejojau, ar tikrai čia eina tas takas per šitą vietą, bet nuėjus tiesiai toliau, tokia įsitikinau, kad čia buvo tako dalis. Tai grįžtam prie to Gariūnų kalno, tai buvo vienas gražiausių momentų, nes ten labai išdėjo labai daug gražių gėlių ir aš pasidariau labai gražių nuotraukų. O tada nusileidau prie upės, ten gaunasi po Gariūnų tilto ir tu turėjai kopti į kalną, kopiau ir pamačiau žemuogės. Ir tokia gerai galvoju, ar čia yra tas kalnas, ar reikia pasiruošti tam kitam kalnui ir po to žiūrėjau, kad yra status kalnas, bet ten jis jau yra išgrįstas taip kaip grindinio ir visai gana patogiai ėjosi ir nebuvo gal labai baisus. Jeigu tas žmogus kalbėjo nesidek namuose, jeigu kalbėjo būtent apie tą vietą, tai būtent iš to sunkus takas buvo vienas iš, kaip ir man labiausiai patikusių, įsiminusių, nes tikėjausi visai ko kito. Kaip ir minėjau, įrašinėdama, noriu parodyti, kol įrašinėjau visą tą ilgą pokalbį, noriu parodyti darbus, kuriuos nuveikė šitas mažas šuo. Tai yra iškasta viena gili gan duobė. Aš galiu įkišti savo koją, kad parodyt. Tai jinai yra labai gan giloka.
Toliau čia buvo pradėta kasti duobė va šitoj vietoj, bet laiku buvo sustabdytas žvėris. Tada šitas konkorėžis buvo kramtomas. Tada, va čia yra, man atrodo, sugraužto žvėries pagaliuko pėdsakai. Ir visą tai nuveikė va šitas žvėris miško. Taip, tu nuveikiai? Gerai. Einam? Pagal mapsus matau, kad mano žygis artėja į pabaigą. Pasižiūrėjau, kad liko kažkur 15-20 minučių iki tikslo, iki mano įveiktos paskutinės 10 atkarpos. Tai matyt, susitiksim jau tenai. Na štai atėjau į paskutinę atkarpą, į paskutinę lentelę, tai visas atkarpas jau yra įveiktas. Esu prie pat 100 km tako finišo. Noriu dar papasakoti kelias aspektus, kaip reikėtų pasiruošti šiam takui, tai yra apranga. Kaip jums patogu, taip jūs rinkitės, bet kelias dalykus išskirsiu, tai siūlyčiau dėvėti kepurę. Kepurė apsaugo ne tik nuo lietaus, uodų, bet ir nuo saulės apsaugo. Taip pat siūlyčiau, būtent kai ėjau tą Verkių kilpą, tai 20 maždaug kilometrų, tai buvo vienintelė vieta, kur norėjau tiesiog pasikeisti kojines. Tai va šitoj vienoj vietoj pasimčiau kitą porą kojinių ir tiesiog po kažkiek laiko pasikeiščiau. Taip pat rekomenduoju batus su auliuku, dėl to, kad vieną savaitę buvau nikstelėjus koją su kitais batais, ne žygyje, ir eidama į žygį, kai jau buvo žygio pabaiga, labai kojos pavargo ir realiai buvo taip, kad aš ėjau ir kliuvau už šakos ir keletą kartų nikstelėjau ir vos tiesiog neišsiteškiau veidu ant žemės, tai būtų buvę blogai baigėsi. Taip pat buvo vieta, kai jau irgi ėjau tą Žalių ežerų kilpą ir buvo likę 4 km, tai kojos gana buvo pavargusios ir ėjau tiesiog per perėją. Žiūrėjau greičiausiai, kur reikia eiti toliau, ar kad sustotų mašina, kad praleistų mane, ir gavos taip, kad perėjos gale vėl nikstelėjau koją. Tai taip pat rekomenduoju pasiimti ir purškalus nuo uodų, nuo saulės kremą, nuo saulės akinius. Taip pat po žygio reikia labai pasirūpinti savo kojom, kas man padėdavo, tai yra tiesiog grįžti namo, į bliūdą įsipeli karšto vandens ir pamirkai tenai kojas ir tos kojos atsigauna ir kitą dieną beveik kaip vakarnėje žygio gali vaikščioti, tai man tas padėjo. Maistas. Maiste svarbu pavalgyti gerai prieš žygį, per žygį valgyti. Per žygį aš dažniausiai valgydavau kokį sumuštinį ir kažko saldaus, tai pavyzdžiui batonėlį arba saldainių, ir po žygio pavalgyti, nes energija yra reikalinga. Taip pat dėl vandens. Dėl vandens tai aš visą laiką ėjau su didelė kuprinė ir nešiausi tenai vandens, tiek vandens, kad man pakaktų viso žygio metu. O šiaip tai galima imtis vandenį, galima pasižiūrėti maršrutą pagal tai, kad galima parduotuvės užsukti, taip pat
reikėtų išnaudoti ir tai, kad žygio metu praeini pro keletą įdomesnėse vietose įsikūrusių kaip kavinių, tai galima tenai pavalgyti. Ir dar kai ėjau ne visas atkarpas, tai būdavo, tiksliau, ne visose atkarpose pastebėjau ir praeidavau kažkokią parduotuvę, tai reikėtų prieš einant pasižiūrėti ir galbūt pasiderinti maršrutą. Apskritai džiaugiuosi, kad ėmiausi šitos idėjos, džiaugiuosi, kad ir šitą video nufilmavau ir pasidalinau savo įžvalgomis, gal ne viską atsiminiau pasakyti, bet stengiausi viską susakyti, kas man buvo svarbu. Man labai įdomu, aš žinau, kad yra daug žmonių, kurie perėjo, pravažiavo šitą taką, tai norėčiau komentaruose, kad paliktumėt gal savo gražiausius ar blogiausius atsiminimus, gal kažkokių turėtumėt patarimų. Jeigu pradedat šitą žygį ir turit klausimą arba bijot, palikit irgi komentarus, gal galėsiu padėti kažkuriais klausimais. Ir tikiuosi, kad šito video perteikiau, kaip man buvo smagu, svarbu įveikti šitą žygį ir kad tai paskatins jūs irgi pabandyti jį. Ir čia yra vienintelis video iš visų 10 atkarpų, tai iš kitų atkarpų nuotykius, akimirkas ir sąrašą, kokius aš pastebėjau gyvūniukus, galėsit rasti mano Instagrame, skraidanti mašina Instagrame arba TikTok'e, tai būtinai pasiekit, būtinai pasižiūrėkit ir man labai įdomu būtų išgirsti apie jūsų patirtis. 10, įveikiam! Duok 10, įveikiam! Lolo, duok 10, įveikiam! Jei!